O, nepadoriai padori tinklalaidė apie seksą, seksualinę kultūrą, sveikatą, psichologiją ir žaidimus. Su lytiškumo ugdymo praktikė daktarė Akvilė Giniota. O, žiburėlis grįžta ir šį kartą dvigubai. Lapkričio 21-22 dienomis erotikos festivalyje Eros. Penktadienį workshopų erdvėje rinksimės tyrinėti savo malonumų, o šeštadienį ant scenos kalbėsimės apie sutikimą ir kaip jį padaryti geidžiamą, saugų, malonų. Abi dienas lauksime jūsų mūsų stende ir tik tinklalaidės klausytojams 20% nuolaida bilietams į Eros su kodu tinklalaidė _, O20. Kodą rasite mūsų socialiniuose tinkluose ir epizodo aprašyme. Labas, mieli klausytojai ir klausytojos, įsijungia dar vieną tinklalaidės O epizodą. Šiandieną studijoje gražu, stilinga ir kvepia, tikrai prisiekiu kvepia, dėl to, kad pas mus svečiuojasi Deimantė Bulbenkaitė. Specialiai taip kirčiuoju, nes kažkada Deimantė yra gavusi pastabą iš vienos kalbos komisijos ikonos, kad nemoki savo pavardės kirčiuoti, tai žinoma, kad aš noriu pamaištauti ir sakyti Bulbenkaitė, o ne Bulbenkaitė. Tai labas, Deimantė! Labas ir ačiū už labai sveiką maištą. Sveiką maištą, tai labai smagu turėti tave laidoj. Aš pati gal gyvenime nebūčiau prisimaščiusi pasikviesti, nes mada nėra mano nei stiprioji pusė, nei aš per daug išmastau apie ją ir mastau ir domiuosi, bet Daiva, prodiuserė, labai fainam pakvietė ir aš specialiai ir labai entuziastingai laukiau šio epizodo, nes man atrodo, kai pradėjau dėliotis klausimus, galvoju, žiauriai įdomu, iš tikrųjų žiauriai įdomu, kaip tai siejasi ir tuo pačiu, kadangi aš esu lytiškumo ugdytoja, praktikė, susitikinėjanti su jaunai žmonėms, supratau, kad wow, čia man yra kur pakamšyti spragų. Tai kaip tau atrodo, kaip mes visuomenė, lytiškumas čia tokie žodžiai ir tada mada. Kaip tau įeina, kaip čia organiška, žmonės turėtų apie tai mąstyti, ar pati tu dažnai apie tai mąstai, kaip tau siejasi šios temos? Iš tiesų, šita tema yra tikrai labai plati ir įdomi ir mes galbūt kartais net sąmoningai apie ją nesusimastom, bet ji vis tiek iškyla įvairiose visuomenės diskusijose. Nes, pavyzdžiui, ar kalbėtume apie tai, kas vyksta naktiniuose klubuose arba viešo pasilinksminimo vietose, kai staiga kyla klausimai, tai ar mergina buvo provokuojančiai apsirengusi, kad kažkas prie jos lindo. Ar vis tik kažkas lindo dėl to, kad, turi polinkį lysti ir tas polinkis yra nesveikas. Neretai vis tiek kalbam apie drabužį šiuo atveju. Kalbėdami apie seksualumą visuomet natūraliai kalbam ir apie tokius dalykus, tai kas visuomenėje yra priimtina arba nepriimtina. Pavyzdžiui, pažiūrim į kažką ant Eurovizijos scenos ir sakom, ta išsirengusi. Ir tada daromės kažkokias moralinės išvadas, kurios galbūt, drabužis visiškai ne prie ko, bet iš karto pamatome drabužį ir sprendžiam, koks tas žmogus veikiausiai yra. Žiūrim į kitą, sakom, tai jau labai čia užsislėpia, labai kažkaip matyt frigidiškų įvairių polinkių turi. Tai drabužis visuomet mums kalba ne tik apie tai kokia yra žmogaus profesija, ką jis galbūt veikia gyvenime, kokią progą jis kažką apsirengia, bet neišvengiamai mes turim ir kažkokį tokį lytiškumo elementą atsirandantį, nes vis tiek, kai kalbam apie santykį su savimi, santykį su savo išvaizda, tai tas pats patrauklumo momentas, jis atsiranda tiesiog tarsi natūraliai viso šitoj diskusijai. Bet ar jis atsiranda natūraliai bendražmogiškai, ar vis tik man atrodo, kad tie komentarai labiau yra moterims rezervuota zona, ar vis dėlto ne, nes gal aš tiesiog mano ausis tokia jautresnė kritikai moterims, pavyzdžiui, klausantis Eurovizijos dainų ir nes gal jos labiau apsinuogina. Kaip čia yra? Padėk man susidėlioti savo abejonės. Kažkaip lyg ir norėtųsi šiuo atveju iš karto pritarti tai nuomonei, kad taip, vis tik dauguma popkultūros produktų tarnauja kažkokiam vyriškam žvilgsniui, bet, pavyzdžiui, galvoja apie savo aplinką ir apie moteris, kurias aš galbūt pati pažįstu, tai dažniausiai kažkokie komentarai apie nepakankamai padorę arba apie nepakankamai tvarkingą aprangą ateina iš ko? Iš mamų ir močiučio. Neslėpkim, tikrai neretai tai būna. Gali ateiti iš mokytojų. Tai iš tiesų neretai ir tokios internalized misogyny tokio momento neretai būna. Kartais tai ateina vien tik iš to, kad
galbūt yra linkima gero, kad niekas prie tavęs nelįstų, kad niekas tau nieko blogo nepasakytų, tai yra tam tikra rūpesčio forma. Tačiau, ar šiais laikais vis dar reikėtų taip kalbėti, tai irgi galima kelt gan didelį atvirą klausimą. Kadangi visai nebuvau pasiruošus, kad teks apie tai kalbėti, bet paminėjau Euroviziją. Ir man atrodo, gerai, pradėkim nuo šito, nors norėjau pradėti nuo latekso, pradėkim nuo šito. Prieš 2 metus nežinau, ar tu seki Euroviziją, ar tu esi jos gerbėja. Deja taip. Jeigu ką, aš esu puritonė, kuri nemėgsta Eurovizijos ir specialiai nežiūri. Bet prieš porą metų buvo suomių vyrukų Windows 95 pasirodymas. Taip. Kurie ten imitavo, kad jie yra beveik nuogi ir jie nėra nei idealių figūrų, ten nerasi nei six-packų, nei nieko, ten jie nebuvo nei stilingai apsirengę, kaip tik. Jų tikslas buvo būti tokiais biškį atstumiančiais. Ir jų komunikacija buvo, kodėl gali tik gražios moteris demonstruoti savo kūnus, bet negražus vyrukai jau nebegali demonstruoti savo kūnų. Ir galvoju, nors čia vėlgi mes jau kalbam visai apie kūną be drabužių, ar ne? Bet čia kažkaip, kur ta riba yra, nes atrodo mada, jinai aprengia nuogą kūną, ar ne? Kartais būna taip, kad, tarkime, jeigu kalbinu mados fotografus, tai irgi visuomet yra iškeliamas klausimas, ar mados fotografija yra ir tada, jeigu, pavyzdžiui, modelis pozuoja be drabužio. Tai tiesą sakant, sprendimas neapsirengti irgi yra aprangos sprendimas. Geras! Manau, kad reikėtų šitą tikrai pabrėžti, kad nuogumas tam tikrom kontekste, tam tikroj kultūrai, parodant tam tikrą nuogą kūną, galbūt išryškinant kažkokius jo privalumus arba galbūt neprivalumus, tai irgi yra su apranga ir savęs pateikimu susijęs sprendimas ir nereikėtų sakyti, kad jeigu mes nesirengiam, tai nieko bendro su rūbais neturi. Manau, tai yra neteisinga. Kad nieko bendro su kultūra neturi, ar ne? Nes būtent, tai irgi yra kultūrinis sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu šiandien pamatytume gatvėje, tarkim, esame dabar Mažvydo bibliotekoje ir jeigu, pavyzdžiui, dabar laiptais pradėtų vaikščioti nuogas žmogus, tai mes negalvotume, kad būti neapsirengusiu yra natūralu. Mes tai laikytume kaip įvaizdžio sprendimą. Rimtai, kaip įdomu, aš iškart apie Madoną gal susimąstyčiau. Gali būti ir taip. Kažkokią duoklę jai atiduočiau, bet iš tikrųjų dabar su tavim sėdėdama man taip, nes man anksčiau buvo toks labai dvinaris mąstymas. Yra nuogas kūnas ir yra drabužiai tokioj perskyroje. Bet tu taip gražiai kažkaip suvedi į tokią organiką, kad drabužį nuo nuogybės tu sunkiai čia atskirsi. Iš tiesų beveik neįmanoma atskirti, nes nors mums atrodo, kad taip kūnas tarsi pats yra natūralus toks, koks yra ir iš tiesų reikia pripažinti, kad net ir šiuolaikinių žmonių kūnai yra pasirengę daugumoje aplinkų būti nuogi, nes visi kaip mum yra šalta, mūsų oda pašiurpsta, galbūt kažkoks plaukuotumas padidėjo, nors mes neturim kailio kaip gyvūnai. Vis tiek drabužiai yra nuo pat ankstyvųjų civilizacijų su mumis ir, pavyzdžiui, kaip mes galime datuoti, čia irgi toks fun fact, kaip mes galime datuoti, kada atsirado bendrai drabužiai kultūrose, tai iš tiesų žinoma, senovinė tekstilė neišlieka, jinai natūraliai suyra, jeigu ypač iš natūralių audinių yra pagaminta. Bet mes galim drabužio atsiradimą datuoti pagal tai, kada galvos utėlės tapo drabužių utėlėm. Geras. Tai taip, ir tai yra 10 000 metų atgal. Taigi, mes patys natūraliai vystėmės kartu su drabužių istorija. Tiesą sakant, drabužio atsiradimas irgi yra tam tikras civilizacijos ženklas. Vienareikšmiškai ir dabar labai įdomu pašnekėti apie lytiškumo civilizaciją. Nes vėlgi aš galvoju, kodėl mes rengiamės. Viena vertus yra praktiniai sumetimai, kaip minėjai, šaltis, apsauga, kažkokie, žodžiu, išgyvenimo momentai. Kita vertus, kodėl mes rengiamės? Turbūt, kad patiktume neretai savo ir kitiems. Ir dėl to rengiamės ir dėl to, kad mes jau esame natūraliai užaugę visuomenėje, kur būti neapsirengiusiu, reiškia veikiausiai tai visuomenė nedalyvauti. Markas Tvenas tokia labai gerą citatą turi, kurią labai mėgstu visą laiką sakyti. Neapsirengę žmonės visuomenėje dažniausiai neturi labai daug įtakos. Deja, tai yra teisybė. Tai mes tiesiog nuo pat kūdikystės esame kondicionuojami arba būti aprengti, o paskui ir patys apsirengti. Mes esame nuo vaikystės išmokomi, kurias kūno dalis reikia pradėti dengti. Aišku, čia irgi yra labai atviras klausimas. Tai kada reikia, tarkime, mergaitėms dėti viršutinę maudymosi kostiumėlio dalį, kada reikia suprasti, kad, tarkime, vaiko kūnas tampa jau vis tiek kažkokio, kad ir seksualizuoto žvilgsnio objektų. Čia, aišku, dar visai kiti pokalbiai, bet kuriuo atveju mes gimėme, augame ir bendrai klestime tiesiog visuomenėje, kurioje, drabužis nuo žmogiškos egzistencijos niekaip negali būti skirtas tiek dėl savo funkcijos tiesioginės, tiek dėl savo socialinės funkcijos.
Jo, bet dabar aš kai galvoju, kadangi man dažnai tenka suktis kontekstuose, kur mes kalbame apie mylėjimąsi, tai ten drabužiai kaip tik įtakos gali būti, bet drabužių gali turėti didelį įtaką, ar ne? Tai gerai, tai mes ten ir toliau nersim, bet dar prieš tai aš noriu sustoti prie tų vaikų temos, nes manęs kaip lytiškumo ugdytojas tėvai žiauriai dažnai klausia apie tai, kada jau vilkti viršutiniam audimosi kostiumėlio dalį mergaitei, kada vaikai gali, kada negali, kokio amžiaus lakstyti prie fontano nuogi ir taip toliau, tai tavęs irgi klausinėja? Dėkui Dievui, manęs neklausinėja, nes aš pati vaikų neturiu, taigi šią temą lysti dažniausiai nesistengiu ir mano nuomonė, kiekvieni tėvai turėtų spręsti taip, kaip jiems yra geriausia auginti savo vaiką. Žinai, aš taip ir atsakinėjau. Gerai, tai pabandykim tada taip sukonkretėti ir pereiti į tą lytiškąją zoną, kur drabužiai turi tą savo funkciją atspindėti, kas mes esam, suvilioti, vilioti, gundyti, net neaišku ar kitą, ar save, sau padėti jaustis gundančiai, norimam žmogui, ar ne, į kurį gražu žiūrėti, su kuriuo kažkas nori bendrauti, drabužiai mums suteikia didžiulę transformacinę galią, ar ne, ir tuo pačiu pereinant į dar kitą zoną, kur jau mes tikrai esame intimiam santykiai, ar kokiam kinky vakarėlį, kur iš tikrųjų svarbus dress kodas yra, turi savo subkultūrą, tam tikrą ženklą, simboliką, kas šiuo metu yra seksualu, ar ne, tai vis tik noriu grįžti prie to latekso. Čia dar prieš laidą su Daiva juokavau, Daiva pasakojo apie tokį ir parodė nuotrauko įspūdingo lateksinio kostiumėlio. Daiva, sorry, jeigu pasakoju paslaptis tavo, bet jau pradėjau pasakot. Tokį įspūdingą geltoną lateksinį kostiumėlį, kurį nusipirko. Ir man buvo, wow, lateksas gali būti toks įdomus, nes aš pratus lateksą matyti raudoną, juodą, blizgantį ir nuo kurio aš jau pavargus. Ir man smalsu yra, kodėl lateksas yra tapęs seksualybės simboliu, nes jis yra medžiaga, kai kalbam apie seksualumą. Dar turbūt tada ir grandinės, sakyčiau. Tačiau, aišku, einam į skirtingas kultūras, bet šiaip tai man visuomet yra labai įdomu kalbėtis apie skirtingus medžiagiškumus ir taktiliškumą dėl to, kad žmonės įsivaizduoja, jog kiekviena medžiaga, kartais negi kiekviena spalva turi jau kažkokią automatinę savo reikšmę. Taip pat kaip mes kažkodėl įsivaizduojame, kad žydra yra berniukas, rožinė yra mergaitė, juoda yra gedulas, balta yra nuotaka ir taip pat lateksas yra seksualus. Lateksas iš savęs nėra seksualus, jis yra medžiaga. Seksualumo medžiaga neturi. Čia lygiai taip pat, kaip irgi mėgstu kartais vienoje darbovietėje juokauti, kai kolegos tyčiasi iš manęs, tai Deimante, kodėl tu eini į vyrų tualetą? Aš sakau, nugi tualetas neturi lyties pats iš savęs. Klozetas neturi. Tai lygiai taip pat ir lateksas pats iš savęs į seksualumo neturi, bet jo istorija yra visai įdomi, nes šiaip tai jis originaliai buvo naudojamas industriniams tikslams arba medicininiams tikslams, nes vis tik ką jis gali gerai padaryti, jis gali gerai aptempti odą ir jis gali, pavyzdžiui, odą apsaugoti nuo įvairių išorinių veiksnių ir taip pat, jis gali tiesiog tam tikrą izoliaciją sukurti arba, pavyzdžiui, šilumą sulaikyti. Tai kaip ir gana aiški funkcija. Bet kas su lateksu yra įdomu, tai kai jis buvo pradėtas naudoti konkrečiai jau, pavyzdžiui, drabužiams arba bendrai kaip kažkokia netgi ir pusiau medicinė aprangos dalis, atsirado kažkokia keista seksualumo konotacija. Aš, pavyzdžiui, netgi esu radus 20 amžiaus pradžios reklamų, kur buvo reklamuojamas lateksinis korsetas kaip pagalba norintiems mesti svorį. Kad apsitempi lateksu ir atseit tai tau turėtų padėti numesti svorį. Arba dėl to, kad tu labai prakaituosi, arba dėl to, kad tiesiog tave taip suspaus, kad tu atrodys lieknesnis. Tai magic. Bet šiaip tai kalbant apie lateksą, svarbu yra dar tai, kas mums tą seksualumo jausmą sukuria. Tai visų pirma, tas antros odos efektas. Tai reiškia, kad, po lateksu tu nieko nepaslėpsi. Literaliai nieko nepaslėpsi. Jis tiesiog priglunda taip, kad koks tavo kūnas yra, jis toks ir matysis. Bet, kas yra visai įdomu, tai kad lateksas, būdamas toks labai lengvai atspindinti šviesą ir labai blizgus, jis paryškino kūno siluetą, kas automatiškai iš karto mums irgi tokį hiperbolizuoto kūniškumo efektą sukuria. Tai dėl to mes, tarkime, apsitempę lateksu, geriau vaizduojam kūno formą ir tarsi, aš labai nemėgstu to pasakymo, paliktim daugiau ar mažiau vietos vaizduoti. Kieno vaizduoti? Koks skirtumas. Bet kalbant apie tą lateksą, mes iš karto tą matom. Ir plus, lateksas
net jeigu mes nesam, pavyzdžiui, prie jo lietės, arba net jeigu niekada nesam apsirengę lateksinio drabužio, mes jau įsivaizduojam, kad tai neturėtų būti patogu ir kad tai yra kažkoks varžymas. Ir, pavyzdžiui, čia labai tik tokia mąstytoja Mišelio Foucault teorija, kuris kalbėjo apie tam tikrus draudimų santykius su malonumais, nes ten, kur atsiranda suvaržymas, ten, kur atsiranda kažkoks draudimas, nesvarbu, ar laisvai judėti, ar kažkaip išlaisvinti savo kūną, na, ten galbūt atsiranda ir tam tikros seksualinės konotacijos. O tai lateksas yra nepatogus? Kiek man vieną kartą teko užsitempti, tai galbūt nepatogesnis yra pats apsirengimo procesas, dėl to, kad rengiantis lateksu reikia jeigu gerai prisimenu, jo visą vidų išpudruoti baby powder ir tada rengtis. Na, žodžiu, labai sudėtingas procesas iš tiesų. Ir klausimas, kiek tai gali būti patogu, nes, na, oda nekvepuoja, negali nei prakaituoti, nei nieko, nors kaip tik turbūt viduje labai suprakaituoja. Taigi, lateksas vienaip ar kitaip yra susijęs su kažkokiu kūno įrėminimu ir su poreikiu tą kūną suvaržyti. Tai, o kadangi štai mes jau turime kažkokias galbūt bendras arba kultūriškai suvokiamas patirtis, tai yra labai natūralu, kad, tarkime, paskui lateksas kaip tam tikras jau kultūriškai krautas simbolis gali pasirodyti ir madoje, gali pasirodyti ir pop kultūroje, ir mums visiems jis iš karto labai aiškiai nusiskaito, lygiai taip pat kaip ir balta suknelė mums nusiskaito kaip nuotakos apdaras. Taip. Bet tai kaip įdomu, Mišelio Foucault latekso suvaržymo to prieštaros dualumo, nes seksualumas tuo pačiu mums yra, jis nuolat veržiasi iš suvaržymų, nuolat veržiasi iš po moralės normų, nes jis taip stipriai yra suvaržytas, kad jis negali neišsiveržti, jis nuolat sprūsta iš pro visas siūlės, trykšta lauk, juolab, kad negali suvaržyti to, kas yra prigimtinai žmogiška. Tikrai taip, pritariu. Ir, pavyzdžiui, galvojant apie tai, kai vis tik drabužių tas seksualumas galbūt ir yra varžomas, tai tiesiog yra labai daug įvairių pavyzdžių, kaip, nežinau, pradeda formuotis tam tikros reikšminės priešpriešos galvoje, nes, pavyzdžiui, paauglystėje tuomet, kai mes pirmą kartą susipažįstam su savo seksualumu ir kai pirmą kartą galbūt pradedame jį nagrinėti arba pirmą kartą stebime savo besikeičiantį kūną ir jo reakcijas, kurios mums buvo dar niekada nepažintos iki šiol, ką dažniausiai reikia rengtis, tai kažką, kas turbūt arba yra panašu į mokyklinę uniformą, arba vis tiek turi atitikti kažkokį, vis tiek mokymosi įstaigos aprangos kodą. Kas tada atsitinka? Atsitinka ir maištas, atsitinka ir galbūt eksperimentai su makiažu, atsitinka persirenginėjimai mokyklos tualete, sakau tą, nes pati tą dariau. Tai visiškai, manau, yra natūralu, kad tas bandymas užgniaužti kažką drabužiu vis tiek, leidžia paskui prasprogt kažkaip kūrybai. Tai aš mačiau kaip tik neseniai LRTU jaunimo Instagrame, kaip viena mergina dalyjosi, kaip apžaisti uniformą, visokių patarimukių ir žinoma, jie, aišku, įdomu, ar vaikinai darytų, ar ne, tokius greičiausiai, nes vaikinai iš mano patirties jie apsimeta, kad jie neskiria dėmesio, nors aš kai žiūriu juos galvoju, ką jūs bandot apgauti. Ypatingai šiais laikais, kas yra mano galva džiugu, kad šiek tiek mados pagaliau ir vyrijoje Lietuvoje atsiranda, nes kas jau kas, bet vyrija Lietuvoje tai yra nustekenta mados atžvilgiu, ar ne? Ne. Ne, gerai, atsiimu. Nes aš įsivaizduoju tos dėdės, ir galiu įsivaizduoju tos dėdės su gariūnu, odiniais batais, su skylutėm, toks, kur aš dėl to apie tos vyrus taip. Apsileidimas nėra nustekenimas. Gerai. Manau, kad čia yra labai skirtingos savokos. Jeigu kažkas įsivaizduoja, kad nereikia stengtis ir tai vis tiek bus priimtina, niekas tau nieko nesakys, tai yra to žmogaus sprendimas taip atrodyti, tačiau tai niekaip nekoreliuoja su tuo, ką aplinka siūlo arba kokią edukaciją aplinka suteikia ar dar kažką. Aš tikrai neretai, pavyzdžiui, būna, kad kai išvažiuoja mūsų, valstybės valdžios atstovai į didelius užsienio susirinkimus, tada, kartais būna visokių kurioziškų situacijų, kaip nesugeba aprangos kodo paisyti, nesugeba apsirengti pagal atitinkamą klimatą, nes, pavyzdžiui, yra labai karšta ir jie ten prakaituoja su tais savo marškiniais ir kostiumais, nes tiesiog nežino, kaip apsirengti galų gale. Tai, mano nuomonė, tai yra tiesiog elementarus neišsilavinimas, bet tai nėra elementarus kažkoks įrodymas, kad Lietuvoje nėra pasiūlos vyrams, kad nėra vyriškos mados, kad nėra dizainerių kūrenčių vyrams, kad nėra etikos specialistų arba kad nėra stilistų, kuriems galima paskambinti ir užduoti paprastą klausimą. Aš labai tikiuosi, kad bent jau dabar atsiradus dirbtiniam intelektui atsiras proto
drąsos, gal netgi, jeigu jau nedrąsu garsiai klausti, tiesiog parašyti žinutę, yra +30, man reikia eiti į susitikimą, ką man daryti ir ką man apsirengti. Oi, fantastika, kaip įdomu, niekada nemąsčiau apie šią sritį iš šios perspektyvos, nes aš daugiausiai mąstu apie tai iš tos lyčių stereotipų perspektyvos, kad tiesiog vyrai, nedrįsta būti gražūs, nes bijo tapti gėjais. Aš manau, kad dabar Z kartos atveju tai visiškai jau turbūt nebegalioja, nes pati matau ir mados industriją ir tikrai pažįstu labai daug įvairaus jaunimo, kuris yra gerokai imlesnis madai, nes vis tik jie užaugo apsupti vizualios kultūros ir jie supranta, kad norėdami dalyvauti šiuolaikybėje, jie neišvengiamai turi toje kultūroje dalyvauti ir patys. O kaip tu toje kultūroje dalyvauji, kadangi turbūt jau nuo kokių 12 ar 13 metų susikūrė Instagram arba TikTok accountą, kur vis tiek tu kažką seki, kažkas tave seka, atsiranda tas jausmas, kad ne tik aš matau, bet ir mane mato. Ir tai iš karto suteikia šiek tiek daugiau svarbos tam, kaip tu nori atrodyti ir kaip tu nori apsirengti. Taigi aš manau, kad toks įdomus kultūrinis šiftas tarsi nulemia, kad nebereikėtų galvoti, kad jaunosios kartos vyrai leis savo taip apsileisti, kaip galbūt leido jų tėvai. Ir čia, nors negaliu savo neleisti pasmalsauti ir paklausti tavo nuomonės, kaip tau atrodo, bet aš kai kalbu apie grožį su jaunais žmonėm, su paaugliais, vaikais, tarkim, iki 18 metų, tai merginos savo leidžia kalbėti apie savo grožį, apie kitų merginų grožį. Vaikinai savo neleidžia kalbėti apie kitų vaikinų grožį, nes jie sako, aš negėjus, aš negaliu spręsti. Šitaip, ir aš galvoju, kaip, iš kur, ir aš suprantu, iš kur tai kyla, iš pažeidžiamumo, iš baimės. Ir tada aš eksperimentuoju su savo amžiaus vyrais, su savo bičiuliais, kur provokuoju, priverčiu, kažkokiais būdais sudarau komfortą, kad, pažiūrėkim į kitus vyrus, gerai, jūs ultra heteroseksualus, bet pažiūrėkim, kuris vyras jums gražus, kuris gražiai rengiasi. Ir tada galiausiai vakaro eigoje pradeda man Google vaizduose rodyti, kas jiems yra gražu ir galvoju, taip, taigi tu gali grožėti žmogum ne vien seksualiniu žvilgsniu. Būtent, tai aš manau, kad, pavyzdžiui, visi renesanso tapytojai, kurie galbūt tapydavo aktus, nebūtų turbūt sąžininga juos iš karto visus automatiškai gėjais vadinti, ar ne? Juolab, kad gėjaus kategorijos tada dar net nebuvo. Kažkaip aš tikrai esu įsitikinusi, kad dabartinė karta į savo santykių su išvaizda tikrai žiūri sveikiau ir žiūri sveikiau į galbūt tam tikrą skirtį, kad vertinti išvaizdą, galvoti apie ją, galvoti apie tam tikrus galbūt visuomenė egzistuojančius kodus susijusius su išvaizda, tai nieko bendro su seksualinė orientacija neturi. Arba kartais net ir su seksualumu, ar ne? Nes išvaizdo nėra lygybė seksualumui. Bet galim gal tada va čia ir sustot ir pabandyti, kaip tau, Deimante, atrodo, kas yra seksualu šiomis dienomis. Žinau, kad greičiausiai vienaskaitos tu man nepateiksi. Tikrai ne. Bet kas yra seksualumas aprangos atžvilgiu, įvaizdžio atžvilgiu? Iš tiesų, aš dažnai galvoju apie tai, kaip ta pati savoka keitėsi einant laikui mados istorijai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsime į 19 amžiaus madą, tai mes suprasime, kad erotika buvo grindžiama paslaptimi. Įdomu yra tai, ko tu nematai, įdomu yra tai, kas tau neprieinama, tai dėl to, pavyzdžiui, parodyti, pėdos kauliuką arba blauzdos dalį jau yra laikoma be galo erotiškų dalykų. Ir, pavyzdžiui, man yra tekę skaityti, kai kažkada dariau laidų ciklą apie sportinės mados istoriją, tai kai buvo fotografuojami pirmi plakatai moterų, kurios rengia tokius kaip mados šou, įsivaizduokit, tarkime, šokinė nuo tramplino, galbūt ten baseinė kažkokiu ten choreografiniu plaukimu, dailiuoju plaukimu užsiima, neprisimenu, kaip vadinasi šita sportinė šaka. Tai kai reikėjo fotografuoti arba kurti plakatus, kad visuomenė ateitų, tai po maudymosi kostiumėliais jos dar turėdavo pasivilkti kitą atskirą sluoksnį, nes tiesiog nusifotografuoti su maudymosi kostiumėliu buvo negalima. Nors ir taip ten tie maudymosi kostiumėliai jau visai kitaip atrodė, be abejo, negu šiuolaikiniai. Tada, pavyzdžiui, jeigu galvojam apie 20 amžių iš mados istorijos perspektyvos ir iš erotikos perspektyvos, erotika yra atvirumas. Kuo daugiau tu parodysi, tuo erotiškesnis tu būsi, tuo seksualesnis tu būsi. Žinoma, tai atsiranda maždaug 70-ojo dešimtmečio pradžioje, kai britė dizainerė Marie Quant Londone į madą įskrieja su savo minisijonų idėja. Žinoma, ji turbūt nebuvo pati pirma, kuri tą minisijoną sugalvojo. Turbūt tiesiog toks zeitgeistas buvo, kad tuo pačiu metu ir Andrė Kurežas, ir Kardenas, ir kas tik norit kūrė
tokius mini drabužius, tarsi tai turėjo parodyti moters išsilaisvinimą iš įvairių socialinių opresijų, iš įvairių kultūrinių opresijų, kai kas netgi mini sijono atsiradimą asocijuoja su kontraceptikų išpopuliarėjimu, kad moteris gali tiesiog gyventi laisvą seksualinį gyvenimą ir gali tuo savo seksualumu džiaugtis, negalvodama apie automatinės pasiekmes, apie kurias turėjo galvoti jų mamos arba močiutės. Tai štai atsiranda atvirumas kaip seksualumo deklaracija. Kaip yra 21 amžiuje, tai yra absoliučiai kita situacija. Dėl to, kad mes jau turim galvoti apie seksualumą kaip apie tam tikrą, galbūt netgi sakyčiau, performatyvumą, tai čia vėl tokia lietuvių kalba čia bus biški problematiška. Gerai, mes dėl to, kad noriu pakalbėti apie Judith Butler. Taip. Įvardžiai jie, jos, ir štai lietuviškai yra sunku tą išsakyti, bet žodžiu, Judith Butler turi tokią fantastišką performatyvumo teoriją ir jinai sako, kad mes besirengdami tarsi irgi performinam, atliekam tam tikrą seksualumo gestą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes patys pasirenkam, kokius gestus atlikti tam, kad mes tą savo seksualumą iškomunikuotume. Ir dėl to yra labai įdomu, nes mes gyvenam tokiam nuomonių pluralizmo laikė, nes žiūrint iš vienos pusės, vienam seksualumas gali būti kūno parodymas, kažkoks netgi radikalus galbūt kūno parodymas, kitam seksualumas gali būti, kai moteris apsirengia vyrišką kostiumą, nes tai atsiranda kažkokia subversija, kažkas tokio biški transgresyvaus čionais atsiranda. Ir mes visi turim skirtingus pasirinkimus ir visiškai skirtingus suvokimus. Žiūrint dar iš kitos pusės, 21 amžiui kalbėti apie seksualumą kaip apie kažkokią, nežinau, konstantą, ką suprastų visi, irgi yra beveik nebeįmanoma, nes vėlgi mes gyvenam vaizdų kultūrai, tai mes kiekvieną dieną matome tūkstančius nuotraukų, mes sekame tūkstančius žmonių socialinėse medijose, tai tiesiog tų buvimo būdų ir aprangos būdų mūsų bendram tiesiog vizualiniam žodynė yra gerokai daugiau. Taigi mes natūraliai suprantam, kad ir tų seksualumo išraiškų gali būti pačių įvairiausių. Tai galbūt vienose kultūrose mes sakysim, kad labai seksualu yra mini suknelė ir aukštakulniai, kitoje kultūroje mes galbūt sakysime, jinai atrodo labai seksi, nes galbūt jie atrodo taip, kaip ji nori. Taip. Kažkam bus labai seksualu, kad moteris apsirengia labai tradiciškai ir pasilgau tokio moteriškumo, ar ne? Būtent. Tai nuostabu, labai įdomu, kad įvedė Judith Butler ir kaip ji, nes man pažįstamos tos teorijos taip pat, ir kai ji kalba apie, kad drabužiai tampa mūsų performanso dalimi, kartu ir manieros, balso tembras, tonas, tavo stovėsena. Nes mes dažnai seksualumą suvokiam kaip ar tu gundai ar negundai, ar tu esi gražus kitam pažiūrėti ar ne, ar yra seksualinio akto ar ne perspektyva ar ne, šitaip. Bet vis dėlto seksualumas yra taip, kaip aš suvokiu savo lytį, savo moteriškumą demonstruoju, savo vyriškumą, savo lytiškumą, non-binary, trans ar dar bele kokį, ir tai neturi būtinai seksualinės potekstės turėti. Tuo pačiu kaip apie savo lytį, tuo pačiu, kaip aš demonstruoju savo seksualinę orientaciją. Kažkam labai labai svarbu yra labai aiškiai pademonstruoti savo drabužiais, savo eiseną, savo sėdėseną, savo seksualinę orientaciją. Tai visa tai yra seksualumo puzlė. Ir ne tik tai, aišku, yra tam tikros galbūt yra, kažkaip aš nemėgstu labai to žodžio mažumos, bet turbūt dabartinėme politinėme kontekste tenka apie tai kalbėti, kurios irgi galbūt jų seksualumas ir jų seksualumo išraiškos galbūt ilgą laiką nebuvo priimtinos, dėl to atsirado tam tikri kodai, kaip, pavyzdžiui, yra tikrai nepaslaptis, kad homoseksualūs vyrai, eidami į savo bendruomenį skirtus vakarėlius, jie neretai turėdavo patį įvairiausią kodą, kurie, pavyzdžiui, užsiriš skarelę arba kurisi seks auskarą ir pagal tai tu ne tik gali žinoti, ar tas žmogus šį vakarą yra available ar ne, bet galbūt netgi koks jo kinkas yra. Tai yra visiškai atskiri kodai. Taip pat galima apie seksualumą, pavyzdžiui, kalbėti ir iš tokios perspektyvos, kaip labai, pavyzdžiui, kažkokios subtilios detalės, kurios galbūt net nieko apie tavo kinkus nesako, kaip tarkim, man rodos, Oskaras Vaildas, kai buvo jo pjesės Lady Vandermeer, jeigu neklystu, Vėduoklė premjera Londone, tai kadangi jis turėjo tikrai nemažai queer draugų, tai tiesiog juos visus paskatino ateiti premjerai įsisegus į atlapą žalią gvazdiką, dėl to, kad žalias gvazdikas irgi buvo queerness simbolis ir iki pačių laikų yra, nes tai tarsi yra gėlė, bet tai yra keista gėlė. Tai yra tokia pati gamtos dalis, tačiau žiūrėti į žalią gėlę mums yra neįprasta, nes, būtent gėlės žiedo žalumas tarsi parodo, kad tai tikra,
bet neįprasta. Tai štai irgi labai įdomus, kaip pagalvoju, simbolizmas. Ir skirtingose bendruomenėse, skirtingose vietose, skirtingose kultūrose, natūralu, kad tų kodų, aprangos kodų yra labai daug, nes kartais tai yra vienintelis dalykas, kuriuo tu gali atrasti kitą tokį patį žmogų kaip tu. Nes galbūt tu viešai to kalbėti negali, tu negali viešai kažko pasakyti, prie kažko viešai prieiti, bet tai vis tiek yra nuskaitomas kodas. O kaip tu čia vis kalbi, pavyzdžiui, kai kalbėjai apie tai, kad iš dalies daliai žmonių seksualumas yra kuo daugiau nuogo kūno rodymo, kuo toks drastiškesnis apsinuoginimas ir taip toliau, bet tuo pačiu man į galvą iš karto pumpuoja vulgarybė, nes labai daugam vėlgi, nežinau, sakau labai daugam, apibendrinu, bet gal aš čia girdžiu tas mamas ir močiutę savo sąmoniai, bet iš tiesų, ir man rodos, kad čia dabar kalba eina vien apie moteris, bet kad labai yra plona linija, plona riba tarp nuogo kūno rodymo ir buvimų paskelbta vulgare, pasileidusią, beskonę, kaip čia suvaikšto, nes man rodos tai yra, kartu labai, nes mūsų kultūra nėra vienlypė ir kaip tu labai gražiai ir apibūdinai, metams einant nuo emancipacijos pradžios, nuo moterų išsilaisvinimo, tų pasakojimų, balsų, tiesų jų vis daugėja ir viena vertus tas senasis pasakojimas, kuris ragina prisidengti, demonstruoti savo kuklumą, nuolankumą, tyrumą, šventumą moterišką ar ne, kažkokį marijiškumą, jis vis dar yra gajus ir stiprus. Kita vertus yra tas spaudimas, rodyti savo moterišką seksualumą, savo linkius, savo kažkokį gundytoją vidinę gyvatėlę ir išsitraukti. Ne, girdi mane? Kas čia yra? Girdžiu, čia yra tiesiog labai daugelio patriarchalinių visuomenių labai trumparegiškas požiūris į tai, kas yra moteriška ir kas yra priimtina, nes suvaržyti ir aprengta moteris yra ta moteris, kurią tu gali kontroliuoti, visokia kitokia moteris, kuri pati priima sprendimus, yra tai, ko tu sukontroliuoti nebegali, lygų pavojus. Ir taip ir atsiranda patys įvairiausi kodai, kaltinimai paleistuvystėmis, aišku, irgi einant laikui tas standartas kinta. Pavyzdžiui, viena mano mėgstamiausių galbūt istorijų, kalbant apie moters kažkokį apnuoginimą arba apsinuoginimą, yra tokia 19 amžiaus prancūzų tapytoja Saržano paveikslas Madame X vadinasi, kuriam pozavo tokia garsi visuomenės veikėja, kuri buvo ir meno mecenatė. Ir žodžiu, jinai labai norėjo, kad jisai nutapytų jos portretą. Ir tame portrete ji pozuoja apsirengusi tokia kaip ir juoda aksominė suknelė ant petnešėlių. Ir paveiksle viena petnešėlė buvo pavaizduota kaip šiek tiek nuslinkusi nuo peties. Ir to paveikslo neleido tais metais parodoje Paryžiuje eksponuoti dėl to, kad tai buvo... Ačiū tau, kad buvai kartu. Jei norėtum išgirsti daugiau, kviečiame paremti mus Patreon platformoje. Ten tavęs lauks ne tik ilgesnė epizodo versija, tačiau ir bendruomenė, kurią kartą į 3 mėnesius kviesime į jaukius, gyvus pasikalbėjimus. Ieškok mūsų pavadinimu tinklalaidė O. Balsas Akvilė Kiniota, garsas Katažina Bitov, vaizdas Eglė Simonavičiūtė, reikaliukai Daiva Gylytė.